Pirmas pratimas. Reikės atsigulti ant nugaros, išsitiesti, kiek tai galit, ir atsipalaiduoti. Vėl išsitiesti ir atsipalaiduoti. Šiandienos treniruotė reikės 2 lengvų svarelių arba 2 buteliukų su vandeniu ir paaukštėjimų. Sofa, lova, viskas tinka. Sekantis apšilimo pratimas yra: rankas sulieskite virš galvos ir nuleiskite žemyn ir sukryžiuokite. Vėl virš galvos, žemyn ir sukryžiuokite. Labai gerai. Pirmas pratimas. Paimsite 2 svarelius arba 2 buteliukus vandens, atsigulsite ant nugaros ir bus alkūnių tiesimas. Alkūnės nejudės pirmyn ir atgal, o tiesiog lenksite ir tiesite jas per sąnarį. Pasiruošiam, pradedam. Apatinė nugaros dalis yra prispausta prie grindų, todėl aš esu sulenkęs savo kelius, kad būtų lengviau daryti. Darysime pratimą 30 sekundžių, o tiems, kurie gali, darys 45. Pasirinkite savo lygį. Trisdešimt sekundžių, jeigu galite, tęskite toliau. Ir 45. Labai gerai. Sekantis pratimas, reikės atsigulti ant pilvo, rankos bus virš galvos ir trauksite rankas žemyn, išlaikant kojas padėtas ant grindų. Pasiruošiam, pradedam. Alkūnės ir riešus laikykite kiek tai galite aukščiau, sėdmenys įtempti, pilvo presas aktyvuotas, kojos padėtos ant grindų. Ir stumkite rankas pirmyn ir atgal. Mano galva irgi yra padėta ant grindų, nereikia atsikelti aukštyn. Trisdešimt sekundžių, jeigu galite, tęskite toliau. Keturiasdešimt 5. Labai gerai. Dabar reikės užimti atsispaudimų padėtį ir tiesiog laikysime tą padėtį. Pasiruošiam, pradedam. Šiame pratime yra svarbu, kad jūsų galva nenusileistų žemyn, atsistumtumėt iš pečių aukštyn, galvą laikytumėt pečių lygiai, sėdmenys ir pilvo presas yra įtempti. Neleiskite alkūnėms lenktis. Trisdešimt sekundžių, manau galite, jeigu ne, tai vis tiek stenkitės labai. Laikykit dar keletą sekundžių. Keturiasdešimt 5. Labai gerai. Dabar pakartosime visus 3 pratimus dar vieną kartą. Pirmas bus atsigulus ant nugaros, svarelių ar buteliukų kėlimas aukštyn. Pasiruošiam, pradedam. Viską darysime 2 ratus. Apatinė nugaros dalis yra prispausta, alkūnės tiesiog lenkite ir tiesite aukštyn. Trisdešimt sekundžių. Tęskite, labai geras pratimas. Ir laikas. Labai gerai, šaunuoliai. Sekantis pratimas atsigulus ant pilvo, reikės linkti rankas
aukštyn ir žemyn, išlaikant riešus ir alkūnes kuo aukščiau. Pasiruošiam, pradedam. Kojos yra padėtos ant grindų, galva irgi gali būti padėta ant grindų, pilvo presas ir sėdmenys įtempti. Trisdešimt sekundžių. Tęskite. Ir 45. Puikiai. Paskutinis pratimas yra laikymas atsispaudimų padėtyje. 2, 1, pradedam. Sminkite, galva nekrenta žemyn, atsistumkite aukštyn, iš pečių, pilvo presas ir sėdmenys įtempti. Turite jausti, kad dirba pečiai, galbūt jausis ir pilvo presas. Trisdešimt sekundžių. Keturiasdešimt penkios. Labai gerai. Dabar reikės pasimti svarelius, atsistoti, pakelti rankas aukštyn, tada atgal, į šonus, iš šonų aukštyn, pirmyn ir atgal. Žiūrėkite video ir suprasite. Labai paprastas pratimas. Pradedam pirmyn, į šonus, iš šonų vėl aukštyn ir žemyn. Tokius darom tarsi puslankius. Pabandykite padaryti taip, kad šitas pratimas atrodytų truputį kampuotas. Tai užfiksuokite kiekvieną tą pakelimą ar pasilenkimą atgal. Trisdešimt sekundžių. Tęskite, jeigu galite. Ir 45. Labai gerai. Dabar laikykite rankas priešai save, kelkite į Y raidę, tada kelsime į T raidę ir apverstą V raidę. Rankos sudėtos priešais ir slenkame jas atgal virš galvos į Y raidę. Suveskite mentes. Dabar į T raidę stumkite rankas ir vėl suveskite mentes. Nesukelkite pečių aukštyn. Ir dabar į apverstą B raidę. Labai gerai. Paskutinis pratimas, reikės rankas padėti ant paaukštėjimo, keliai bus sulenkti ir bus tokie maži nusileidimai žemyn ir atsistumsit aukštyn. Tai pratimas rankoms. Pasiruošiam, pradedam. Nusileidžiate žemyn, atsistumėte aukštyn. Keliai sulenkti. Trisdešimt sekundžių. Tęskite, jeigu galite toliau. Kartu su manimi. Ir 45.
Labai gerai, dabar reikės pakartoti visus 3 pratimus dar vieną kartą. Tai pirmas atsistojus bus hantelių ar 2 buteliukų vandens kėlimas pirmyn, į šonus ir tada grįžti atgal. Pasiruošiam, pradedam. Jeigu jums patiko šitą treniruotę, paspauskite patinka, o jeigu nepatiko ar kažkas sukėlė skausmą, komentuokite ir aš jums padėsiu. Taip pat, jeigu prenumeruosite šitą kanalą, tai labai prisidėsite prie kanalo augimo ir treniruočių populiarinimo, bei nepraleisite naujai įkeltų treniruočių. Ačiū. –30 sekundžių. Tęskite, negailėkite savęs, kiekvieną pratimą dabar darot paskutinį kartą. Po šitų pratimų treniruotė šiandienos bus baigta. Ir 45, labai gerai. Sekantis pratimas, rankas, kur laikom priešai save ir turėsime 3 raidės. Pirma Y, tada T ir paskui apversta V. Ir pradedam. Pirma kelkite rankas į Y, suveskite mintis. Dabar rankas į T raidę. Laikykite rankas per alkūnės sąnarį tiesias arba vos sulenktas. Ir dabar pakeiskite ir darykite apverstą V raidę. Labai gerai. Paskutinis pratimas liko, padėtos rankos ant paaukštėjimo ir bus nusileidimai maži žemyn ir aukštyn. Pasiruošiam, pradedam. Sunkiausias pratimas turbūt šiandien, paskutinis, dėl to atiduokite visą save. –30 sekundžių. Tęskite dar 10 sekundžių. Dar 5. Ir laikas. Labai gerai. Pasiplokite savo. Šiandien treniruotė baigėsi ir susitiksime kitose treniruotėse.